turim taiklaus šaulio kursą ukrainiečių kariam. Jie yra rengiami pagal taiklaus šaulio kurso programą, kurią mes vedam jau 5 metus savo mokymo centre. Įgūdžiai pagrindiniai taikliam šauliui yra šaudymas, bet mes taip pat mokom juos balistikos žinių, duodam taktikos žinių. Programą išplėtėm truputėlį iki tiek, kad jie mokomi ir jiem parodoma, kaip pravesti pratybas, kurias mes darom, kad jie suprastų, kokias metodikas mes taikom. Nes grįžę į savo dalinį Ukrainoje, greičiausiai jie turės pravesti paskaitas ir savo kariam, pratęsti mokymą. Tai vyksta ir tuo pačiu dalinimasis patirtim, nes mes iš jų išgirstam apie tuos pačius dalykus, kuriuos mes mokam, kaip jie tai daro, kokie jie turi patirtį, kai kurie buvę fronte, tai tas ne vienpusiškas yra mokymas, mes pasišnekam, gaunam iš jų šiek tiek informacijos, žinių. Tai labiau galima pavadinti bendradarbiavimu negu vien tik tai mokymu. Kiek yra žmonių ir kiek laiko trunka kursai? Šitas kursas padarytas pagal 3 savaičių kurso programą, bet mes šiek tiek viską suspaudėm į 2 savaitės, pagal tas galimybės, kiek čia gali būti. Tai faktiškai jie 3 savaičių kurso programą praeis. Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro ekspertas viršila Ernestas Kuckailis.